Labas rytas, sveikinu visus su gražia diena. Labai seniai su jumis bendravau, esu išvykusi į Indiją, bet šiandien iš ryto atsibudus taip aiškiai pajutau, kad noriu jums perduoti vieną žinutę. Visos žinutės, kurias aš perduodu, gimsta tėkmėje iš to, ką aš išgyvenu, ką aš patiriu. Ir šiandien turbūt simboliška, kad diena, kurią daugelis vadina melagių diena, manai asocijuojasi su tiesos diena. Dėl to, kad dar netgi parašiau tokią žinutę, kad tebūnie šitą dieną, šią akimirką, tiesos savo akimirka ir melo savo pabaiga. Žinot, daugelis žmonių dvasingumą supranta kažkaip labai įdomiai, kažkaip mistifikuoja, tarsi tai yra kažkokia atskira gyvenimo dalis, o tai, ką mes išgyvenam ir patiriam kiekvieną akimirką, kas vyksta mūsų viduje, tarsi tai yra kažkokia atskira kita dalis. Tai aš kviečiu visą tai sujungti, bet kokiu būdu tai sujungti. Kviečiu sujungti pirmiausiai įsiklausant į savo vidinį tą balsą, nes savo širdies balsą. Atrodytų net skamba banaliai, nes visi kalba tik tai apie tai. Man toks jausmas, kad visi kalba apie intuiciją, apie širdies tiesą, apie tokius dalykus, ir tuo tarpu viskas yra labai praktiška ir labai paprasta. Kur visa tai prasideda? Žiūrėkit, vakar aš turėjau tokią situaciją. Mane pakvietė, užsiminė, sako, važiuojam rytoj į tokią šventyklą, moteriškos energijos šventyklą, čia Indijoje. Aš sėdžiu ašrame, bet šalia viso to dar ten yra visokiausių kitokių pramogėlių, kurias galima turėti, apturėti. Ir mano pirmas jausmas buvo, vau, važiuojam, ura, valio, važiuojam, pakvietė, važiuojam. Ir žinot, aš grįžtu į savo kambarį ir staiga jaučiu, kad aš pasidaviau tiesiog praradau savo vidinį tą jausmą. Nors aš nieko nepasakiau, kad aš ten važiuosiu, bet aš kaip ir beveik pasižadėjau jau ten reikia keletą valandų važiuoti, ne tai svarbiausia. Aš parėjau kambarį ir klausau savęs. Rolanda, tu tikrai nori ten važiuoti? Kas pasakė, vau, valio, noriu važiuoti? Ir ar tu tikrai, koks jausmas tavo vidinis yra? Ir tas vidinis jausmas buvo, kad nei velnio aš nenoriu ten važiuoti. Aš tiesiog pasidaviau visuotiniam tokiai energijai, būrio bandos jausmui, kiti važiuoja, kitos važiuoja, vadinasi, man irgi reikia važiuoti. Ir kai aš tai suvokiau, priėmiau labai sąmoningą sprendimą ir pasakiau, kad aš nevažiuosiu ten. Tai iš tikrųjų atrodytų smulkmena, ne? Ir jūs tikrai kiekviena galite rasti savo gyvenime momentų, kada jūs pasiduodate bandos jausmui, pasiduodate viešai opinijai, pasiduodat kokiai nors programai, pasiduodat taip patogiau, taip geriau, taip man bus saugiau, ne? Arba pavyzdžiui pasakyti tai, ką tu iš tikrųjų jauti žmogui. Tarkime, šiandien man viena bičiulė sako, paskambink ten ir pasakyk taip ir taip. Vakar buvo tas pats irgi, paskambink ir pasakyk masažistai, kad aš neteisiu. Vakar aš viską padariau, šiandien man tai staiga iškilo, kodėl aš tai turiu daryti. Ir žinot, ta gera mergaitė, ta draugelė, jinai sakytų, aš viską padarysiu. Ir be to nereikia sakyti nemalonių dalykų kitam žmogui. Tačiau mano vidinė tiesa, mano vidinis balsas sako, ką kita, ir tai nėra mandagumas. Mes dažnai apsikaišom mandagumu, kaip, aš turiu būti mandagi su kitais žmonėmis, bet tas mandagumas labai dažnai būna melas. Saugus dalykas, kad man išvengti akistatą su tiesa, kurią man reikia pasakyti arba padalyvauti kažkokiam dalykui, ne? Todėl aš manau, kad šita diena kiekvienam iš mūsų galėtų būti atskaitos tašku, kiek aš savo meluoju. Kur aš savo meluoju, nes be šito dalyko nepraeisime dvasingumą, neįmanoma praeiti į gilų dvasingumą be to tyrumo, kurį
kuris išsiaugina tik tai tada, kada mes kiekvieną akimirką suvokiame, kas vyksta mūsų viduje, ką aš jaučiu šią akimirką, kokia mano ta vidinė tiesa yra. Ir jeigu aš pasielgiu ne taip, kaip mano vidus sako, ir tai gali būti begalybė situacijų. Situacijos gali būti visiškai kitokios, negu ką tik tai aš, kurias papasakau, ne? Situacijos gali būti susijusios su tuo, kad jūs nenorit kažką tai veikti, bet jūs veikiate. Tai jūs būnate su žmogumi, kuris jums seniai nerezonuoja energetiškai. Ir dabar tas laikas yra, kada mes iš tikrųjų atsiveriam savo tai vidinė tiesai. Ir va dabar tas tarpušventis, tarp dviejų štemimų, kuris bus 8 balandžio, man atsiprašau, ašaroja akis, nes aš iš masažo atėjau. Ir iš masažo jau į akis prisivarė labai daug aliejaus ir aš dar nespėjau nusipraust, taip norėjau su jumis pakalbėti, kad nepaleisti tos minties. Bet jūs nekreipkite mano formą dėmesio, klausykit, ką aš sakau iš tikrųjų. Tai va, tai mes dabar esame tame tarpušventį, tarp dviejų užtemimų, kada iš tikrųjų į paviršių iškyla daugybė dalykų, daugybė suvokimų. Klausykit savęs, neklausykit, kas kur aplinkui yra. Nes aplinkoje yra viskas iškreiptas gyvenimas, iškreipti suvokimai. Nėra tos tiesos aplinkoje, nėra išoriai tos tiesos, suprantat? Ir jeigu tik tai žmonės pasiduoda tam, kas vyksta iš aplinkos, pareina viskas, ką matrica mums deleguoja. Ir tai nėra blogis, vėlgi supraskim, tai yra taisyklės dėsniai, kurie vyksta, yra matrica, yra nauja realybė, kurią mes kūrėm kiekvieną akimirką. Ir tas kūrimas prasideda nuo tokių smulkmenų, suprantat, tas dvasingumas yra visiškai absoliučiai praktinis veiksmas, tai nėra iliuzija, kad aš pamedituosiu kažką, tai aš ten kažką, tai praktiką kažkokią padarysiu. Dvasingumas yra veiksmas kiekvieną akimirką. Tai yra pasirinkimas kiekvieną akimirką. Ar aš esu tiesoje su savim, savo vidum, ar aš darau tai, kas inertiškai pareina ir mane kažkokiu būdu judina ir aš dabar padarysiu, kad tik tai atsifutbolint nuo to, kad tik tai kažkokiu man nereikėtų čia pasirodyti, ką aš galvoju iš tikrųjų, ką aš iš tikrųjų jaučiu. Man patogiau arba mandagu būtų pasakyti taip, okei, gerai, aš padarysiu taip. Tačiau, kada mes pradedam daug tokių dalykų daryti, išduodam, mūsų visas vidus apsitraukia pelėsiu, tokia plėvelė, kuri nepraleidžia Dievą, suprantat? O Dievas tai ir yra kalba per tą vietą, kur mes esam tyri, suprantat? Ir jeigu mes nesam tyri, viskas. Mes atkirtam save nuo dieviškumo, mes atkirtam save nuo tos erdvės, kuri mus palaiko nuolat, suprantat? Ir todėl šiandien sakau, šiandien yra nemelagių diena, šiandien yra žmonių, drąsių žmonių, kurie yra ištikimi tam, kas jų viduje, ir jie transliuoja į aplinką savo tiesą. Jie neapgaudinėja pirmiausiai savęs. Čia yra svarbiausias dalykas. Ir kada mes nustojame apgaudinėti save, dieviškumas atsiveria mums tiesioginė prasme. Ir mes labai gerai jaučiam, kas yra mūsų, kas ne mūsų. Ir tada vis lengviau ir lengviau mums tampa daryti tai, kas yra iš tikrųjų mūsų. Ir kiekvienas tas žingsnis, kiekvienas tas vidinis judesys veda link mūsų širdies to tyrumo. Ir tik tai su tuo širdies tyrumu įmanoma gyventi dabar. Toks mano šiandien palinkėjimas. Ir siunčiu linkėjimus šiltus iš Indijos. Jeigu persijungs, man čia viskas parodysiu, aplinka kaip atrodo. Ir iš tikrųjų apkabinu jūs širdim, nuoširdžiausiai linkiu to vidinio tyrumo iki. Dar parodau tą grožį, kuriame esu. Ir tame grožyje gimsta įvairiausi suvokimai. Va, tokios gėlytės. Matot, kokia sakrali geometrija gėlėje? Matot? Tai va, tai čia va taip viskas pas mane atrodo. Ir einu į valgyklą. Iki nuostabios jums dienos.